Šiandien laidoje išgirsite atsakymus į pačius keisčiausius klausimus apie mėsos gaminius. Kaip vandenį paversti dešra? Kodėl dešreles pagamintas iš mėsos naikina kaip pavojingas atliekas? Kodėl mėsos fabrikų darbuotojai tampa vegetarais? Kodėl net išrankiausias vaikas su malonumu valgo dešreles? Kodėl visi mėsos produktai kainuoja daugiau nei pati mėsa? Kur rasti tikras pieniškas dešreles? Ir kiek grynos mėsos yra dešroje? Kiekvienas iš mūsų per metus suvalgome apie 70 kg mėsos produktų. Ar bent taip atrodo? Tiesa ta, kad mėsos tose produktuose kasmet vis mažėja. Karageninas, natrio nitritas, kalio nitritas, košenilis, E120, polifosfatai. Skamba panašiai kaip cheminiai elementai iš Mendelėjevo lentelės, bet tai yra medžiagos, iš kurių šiandien gamina įvairias dešras ir dešreles. Būtent šie chemikalai suteikia mėsos gaminiams tą nepakartojamą pikantišką skonį ir aromatą. Mums patinka ne kiauliena ar jautiena, mes mėgstame nitritų, karageninų ir polifosfatų skonį. Paslaptis ta, kad prie jų mus pripratina dar nuo vaikystės. O su kai kuriais mes susipažįstame būtent tuomet, kai būdami dar pypliais tyrinėjame mažyčius raudonus po žemę ropinėjančius svoriukus. Minėtas košenilis gaminamas trinant, malant ir kitaip perdirbant šiuos gyvius, išgaunant gražią purpuro spalvą. Ar jūsų vaikas pasiruošęs valgyti dešreles per pusryčius, pietus ir vakarienę? Kotletą be perstojo varto lėkštėje, o dešreles suvalgo per kelias minutes. Esmė tame, kad jų skonio receptoriai yra kur kas jautresni nei suaugusiųjų. Karageninas, natrio nitritas ir įvairūs fosfatai vaikus veikia 2 kartus stipriau. Paradoksas. Kuo mažiau patraukli dešrelė, tuo jis sveikesnė. Tai blyškios, šviesesnės, purvinai pilko atspalvio, tautiečių pramintos lavon dešrėmis. Tokia išvaida reiškia, kad juose kur kas mažiau chemikalų ir dažiklių, pavyzdžiui, natrio nitrito. Patarimas. Rinkdamiesi dešrą ar dešreles vaikams, saugokitės ryškiai raudonų produktų. Akivaizdu, kad juose bus daug dažiklių. Tamsaus atspalvio dešros taip pat neturėtų jūsų vilioti, nes tai ženklas, kad tame produkte gali būti daug konservantų. Geriau pirkti pilkai rožinio atspalvio dešras ir dešreles su tolygiu ir nesiskiriančiu faršu. Jeigu jūs pirktumėt virtas dešreles, tai mėsos baltymų be kolageno kiekis aukščiausiai rūšį turėtų būti ne mažesnis kaip 8%. O jau antros rūšies, tojus pačios grupės, tokiuose pačiuose dešrelėse, jūs surastumėt tik tai 5%. Štai tie yra skirtumai kokybės rodiklių. Dešrelės ir dešra nėra nuodai. Jeigu jūs pietums suvalgysite sumuštinį su dešra, o vakarieniai dešrelių su garnyru, tikriausiai nenumirsite. Vis dėlto, vadinti tokius mėsos gaminius naudingai sveikatai, liežuvis jau neapsiverčia. Kada yra nustatomi tie kiekiai, jie yra nustatomi ES mastu, jūsų sveikatos institucijų specialių, labai dideli atliekami moksliniai tyrimai ir jau yra skaičiuojama, kiek vidutiniškai, kiek apskritai, galbūt net kiek mažiausiai kiekį suvartoja tas žmogus arba daugiausiai kiekį suvartoja tas žmogus produkto 1, 2, 3 ir taip toliau. Reiškia, yra kalbama jau apskritai, kalbama ne viename produkte, kiek galima, bet kiek žmogus gautų, suvalgęs, sunaudojęs visą dienos racioną. Todėl negalima sakyti, kad tas kiekis sviršytų tą normą. Vis tiek mes esam žmonės ir negalim tiek sunaudoti, kad jau būtų per daug. Kiek mes permokame už dešrą? Parduotuvėje palyginame kainas. Štai tiek šiandien kainuoja kilogramas vidutinės kokybės mėsos, o tiek įprasto mėsos faršo kilogramas. Kaip matote, kilogramas faršo kainuoja daugiau nei mėsos kilogramas. Štai 70-ųjų daktariškos dešros receptas. 15% aukščiausios rūšies jautienos, 25% riebios kiaulienos, 60% neriebios kiaulienos, natūralūs prieskoniai, druska, cukraus pudra ir kardamonas. Tėveliai tikriausiai atsimena šią dešrą. Anuomet ji kainavo apie 2,20 rublių. Ji buvo vos pigesnė už mėsą, o sudėtyje grynos mėsos buvo 95%. Šiais laikais kainų proporcijos panašios, tačiau mėsos čia jau kur kas mažiau. Tie, kas rūpinasi savo vaikais, tikriausiai dažniausiai skaito sudėtį ir renkasi prekes labai atidžiai. Mes turime kelis pavyzdžius čia iš tikrųjų iš to viso didelio
būrio mėsos, vaikiški produktai skirta vaikams. Dažniausiai vaikiškas prekės būna papuoštos balionėliais, kažkokiais tai personažais ir taip toliau. Čia mes jums parodysim, kaip čia viskas gražiai atrodo, įrašyta, kad mes jūs mylim, mes čia, žodžiu, jums labai rūpinamės ir nieks jūs taip nemylės, kaip mes jūs mylim. Čia didžiosios varžybos. Išrašyti visi, reiškia, privalumai su kalciu, su vitaminais, visko čia pridėta ir jūsų vaikas tik džiaugsis ir, reiškia, laimingas lakstys. Skaitom sudėtį. Sudėtis: kiauliena, vanduo, lašiniai, pieno milteliai 1%, druska, kalcio karbonatas 0,3%, prieskoniai ir jų ekstraktai, maltodekstrinas, vitaminai 0,04%, antioksidantas askorbo rūgštis, tai tiesiog eilinė vitaminas C. Stabilizatorius: tetranatrio difosfatas, tirštiklis karageninas. Jautresniems žmonėms arba vaikams karageninas gali sukelti alerginės reakcijas. Todėl vaikiškose prekėse, rasdami sudėtyje įrašytą karageniną, venkite tokių prekių, nes vaikai galų gale yra 2 kartus jautresni visokiem cheminiam priedam negu suaugę žmonės. Tai ką, pabandom išpakuoti ir pažiūrėti, kokios yra kitos šio produkto savybės. Taip, čia jau supjaustyta, viskas yra matot, riekelėmis, mėsa labai drėgna, labai lengvai linksta. Aš pabandysiu išsiviliuoti vieną riekelę pas mus į lauką. Taip, štai ji, vaikiška dešra. Nu, kvapas kaip eilinės virtos dešros, labai stiprus, labai daug drėgmės, kaip matom. Viduje dar yra želatino iš tikrųjų. Tai reiškia, kad mėsa buvo sudėta senesnė ir surišimui naudotas tas pats karageninas, kur buvo įrašyta. Tokios mėsos reikėtų neduoti iš tikrųjų vaikams, nes tai nėra gerai. Vaikui gali išsivystyti alergija įvairiems produktams, bėrimai, pilvo skausmai ir pilvo pūtimas. Turime dar vieną produktą skirtą vaikams, tai yra aukščiausia vėl rūšis, vėl įvairiausi privalumai, kalcis, katinukas, personažas, viskas labai spalvota ir atrodo labai šventiškai. Skaitau sudėtį. Kiauliena, vanduo, vištiena, konservantas natrio nitratas, stabilizatoriai dinatrio difosfatas, pentanatrio trifosfatas, aromato ir skonių stiprikliai mononatrio glutamatas, dinatroguanilatas, dinatrio izonatas, cukrus, kvapiosios medžiagos, yra dūmo įrašytas skliausteliuose, antioksidantai, natrio askorbas, dažiklis karminas, tirštiklis guaro derva. Guaro derva yra natūraliai išgaunamas elementas, bet jo perdozavimas arba didesni kiekiai, tarkim, jeigu jūsų vaikas mėgsta dešrą, skatina vidurių pūtimą. Ką, jį bandom perpjauti ir pažiūrėti, kas čia viduj slepiasi. Toks atvaizdelis. Čia vėl galima pamatyti oro tarpai ir burbulėliai. Yra, žodžiu, kažkokios tai, tarkim, tikrą mėsą imituojančios dalelės. Priminsiu, kad šitos burbulėliai ir tos palikusios, reiškia, plyšeliai, jie rodo tai, kad mėsa naudota šito mėsos produkto gamyboje galėjo būti nešviežia. Nes dedant, reiškia, maišant seną mėsą su nauja, yra dedami papildomi visokie standikliai ir kažkokie, reiškia, elementai, kurie padaro taip, reiškia, kad susidaro tokios oro puslės, ne oro, reiškia, burbuliukai, kuriuo užsipildo želatiną. Štai bene įdomiausias eksponatas mūsų visoje šitoje ekspozicijoje. Mes pavadinom tai konspiracinė dešra, nes sudėties ant šito produkto neįmanoma išskaityti, nes jos tiesiog nėra. Mes įtariam, kad jos nėra, nes visur kitur, nei nugarinėje pusėje, reiškia, nei priekyje nesimato. Tad mes žinom, kad, reiškia, tai yra įstatymo pažeidimas, nes sudėtis turi būti aiškiai matoma ir tai yra vartotojo dezinformavimas. Aš dabar išlupsiu šitą dešrą ir pažiūrėsiu, ar iš tikrųjų šitos sudėties taip jau čia ir nėra. Nes, nu, kažkaip neįtikėtinai atrodo. Taip, vakuumas atsidarė. Kvepia kažkuom. Taip, traukiam šitą eksponatą iš vidaus. Taip, pasirodo, sudėtis yra, bet jinai nesimato, supakavus būtent tokiu būdu. Skaitau sudėtį.
kiaulienos lašiniai, druska, džiovintos daržovės, česnakų granulės, prieskoniai, dekstrozė, kvapiosios medžiagos, prieskonių ekstraktai, daržovių ekstraktai. Pažeidus pakuotę, galiojimo laikas nesikeičia. Tada kyla klausimas, kam tada iš vis ją taip pakuoti. Ne va tai aromatui išlaikyti, bet aš nemanau, kad jinai čia labai daug prarastų supakavus, nepakuojant į vakuuminę pakuotę. Sudėtis išrašyta iš tikrųjų labai aptakiai, nes daržovių ekstraktai gali būti tas pats, ta pati ląsteliena, kur maišant su vandeniu pasididinamas yra vandens kiekis mėsos produkte. Šitas produktas iš tikrųjų yra gana drėgnas, ištraukus jisai, žodžiu, lieka drėgmė ant pirštų ir tikrai jaučiasi drėgmė viduje. Tikra dešra, kiek žinau, taip nedaro. Šitas gamintojas didžiuojasi, kad dirba nuo 1991 metų. Tai lyg turėtų kalbėti apie kokybę, bet iki galo šitam kokybės, reiškia, dalykė nenueita, nes sudėtis nerodoma ant gaminio. Kartais produkto sudedamųjų dalių proporcijos nerašomos dėl viršijamų tam tikrų priedų leidžiamų normų. Pavyzdžiui, druskos kiekis gali viršyti normą net iki 2 ar daugiau procentų. Mūsų šaltiniai teigia, kad grynos mėsos kai kuriuose dešrose yra vos 40%. Mėsa iš dešros pamažu dingsta, o kaina gali viršyti ir grynos mėsos kainą. Kodėl mes pasiruošę taip permokyti už šiuos pseudomėsos produktus? Nejaugi per tiek daug metų vis mažėjant mėsos kiekiui dešroje, jos skonis visai nepakito. Kaimyninėse šalyse buvo atliktas eksperimentas. Buvo pagamintos 1936, 74 ir šiuolaikinės receptūros dešros. 8 iš 10 išsirinko šiuolaikinę dešrą. Jų manimų ji pati mėsingiausia, panašiausiai tikros mėsos spalva, jos tekstūra pati minkščiausia, skonis sultingiausias, riebesnis ir malonesnis. Tikrą dešrą atpažino tik 2 dalyviai iš 10. Faktas. Mes pripratinti prie mėsos pakaitalų ir skonio stipriklių. Tuo naudojasi gamintojai. Vietoj mėsos mums kišamas sojos ir chemikalų derinukas. Jei norite išsiaiškinti, kiek mėsos yra jūsų įsigytoje dešroje, duokite gabalėlį savo augintiniui. Net ir pamaitintas gyvūnas retai atsisako geros mėsos. Atsimenate, kai pasakų herojai košę virdavo iš kirvio, o šiuolaikiniai mėsos perdirbėjai dešras gamina iš įvairiausių papildų ir priedų, pavyzdžiui, sojos. O naujausias mėsos produktų mados klyksmas yra ląsteliena. Tai maistinis audinys išgaunamas iš morkų, įvairių grūdų, citrinų ir kitų augalų. Pagrindinė savybė – vandens surišimas ir išlaikymas. Ląsteliena yra bespalvė, beskonė, bekvapė medžiaga. Gamintojai teigia, kad ląsteliena padeda išgauti tokį kvapą ir skonį, kokio laukia ir trokšta pirkėjas. Geriausia tai, kad ląsteliena labai gerai išlaiko vandenį ir didina mėsos gaminio svorį. Mėsos produktuose naudojama hidratuota ląsteliena, o hidratacijos santykis gali būti net 1:11. Tai reiškia, kad iš 100 gramų ląstelienos galite gauti daugiau kaip 1 kilogramą masės. O tokiu būdu produkto savikaina bus ženkliai sumažinta. Dėl ląstelienos gebėjimo išlaikyti vandenį ji naudojama ne tik maisto pramonėje, bet ir asfalto ar kačių kraiko gamyboje. Įdėmiai perskaitykite sudėtį. Jei ten paminėta ląsteliena, tai reiškia, kad vietoje mėsos ten buvo pridėta morkų, burokų ar grūdų skaidulos. Svarbu paminėti, kad ląsteliena nėra pavojinga sveikatai. Visgi mėsos skyriuje norėtume pirkti produktus pagamintus ne iš morkų ar burokų, bet būtent iš mėsos. Labai gaila, bet gamintojas nėra įpareigotas savo produkto sudėtyje tiksliai procentais nurodyti mėsos dalį. Paimkite iš parduotuvės lentynos bet kurią dešrą ir paskaitykite sudėtį. Kaip jūs manote, ar įmanoma 1 kilogramą faršo paversti į 2 kilogramus dešrelių? Bet kuris technologas atsakys, tai labai lengva. Gamintojai gali 2 kartus padidinti mėsos gaminių masę. Norint tai padaryti, į sudėtį yra dedama karagenino. Karageninas tai gamtinės kilmės želatino sudedamoji dalis. Žymimas kaip E407, galintis brinkti ir pasiversti į želę. Mėsos pramonėje naudojamas vandens sulaikymui. Atsimenate, kaip anksčiau pardavėjai sukčiaudavo visaip manipuliuodami svarstyklėmis. Dabar taip niekas nebedaro, nes yra lengvesnis kelias, kur laimi visi, išskyrus pirkėją. Dabar vanduo pardavinėjamas kaip mėsa. Atlikome eksperimentą.
Atliksime vieną labai paprastą testą, kad nustatytumėm, kiek vandens yra mėsos produkte. Turime skirtingus gaminius. Turime pieniškas dešreles, turime natūrales dešreles, sardelės, virtą dešrą, kažkokią virtą dešrą ir turime kumpį. Visus pasversime šviežiai išpakuotus iš pakuočių ir paskui po kelių dienų pažiūrėsime, kiek iš jų išgaravo vandens. Taip mes sužinosime, kuris iš jų yra pats natūraliausias ir daugiausiai mėsos turintis produktas. Pirmas versime pienišką dešrelę. $62 gramai. Imam natūralią vadinamą dešrelę, dedam ją ant svarstyklių. 38 gramai. Taigi štai arbatinė sardelė, dedam ant svarstyklių. 81 gramas. Vieną mažą, pažiūrėsim, kas iš jos gausis. 58 gramai. Tai kitas gabalas, virta dešra. $147 gramai. Drėgnasis celofaniniam apvalkale supakuotas šmotas. Dedam ant svarstyklių. 188 gramai, nors mėsos gabalo dydis beveik toks pat. Ir mūsų kumpelis. Kumpelis 201 gramas. Paliksime šitos mėsos gabalus kelioms dienoms ir pažiūrėsime, kiek iš jų išgaros vandens. Tada mes galėsime palyginti, kiek tam tikro produkto kainos sudaro paprasčiausias vanduo. O štai mūsų eksperimento rezultatai. Po vienos paros šiltoje patalpoje matome, kad visi mėsos gaminiai susitraukė, kai kurių net spalva suvienodėjo. Pabandysime pasverti ir pažiūrėti, koks yra prarasto vandens kiekis. Pirmoji pieniška dešrelė dabar sveria 43 gramus. Tai prarasto vandens kiekis po vienos paros šiltoje patalpoje yra 30%. Štai antra dešrelė, natūralioji dešrelė, eksperimento pradžioje svėrusi 38 gramus. Dabar ši dešrelė sveria 23 gramus. Prarasto vandens kiekis yra 39%. Trečiasis gaminys dabar sveria 57 gramus. Taip prarasto vandens kiekis yra 29% būtent šitame gaminyje. Ketvirtasis gaminys, ši maža dešrelė, pagal paspaudimą jinai jaučiasi, kad nelabai yra pradžiūvusi, bet eksperimento pradžioje jinai sveria 58 gramus. Dabar ši dešrelė sveria 47 gramus. Tai prarasto vandens kiekis čia sudaro 19%. Dabar pasversime virtos mėsos gaminius ir paskutinis tikriausiai bus lyderis kumpelis. Šitas mėsos gaminys, virta dešra, buvo natūralių daugmaž apvalkalų, bent jau taip atrodė. Eksperimento pradžioje jisai svėrė 147 gramus. Dabar šis dešros gabalas sveria 107 gramus, tai prarasto vandens kiekis sudaro 27%. Tai yra nemažai. Antras virtos mėsos gabalas yra šis gražuolis, kuris, matote, po eksperimentų stipriai patamsėjo. Priminsiu, kad jis buvo supakuotas celofaninėje pakuotėje ir jau išėmus iš pakuotės jisai buvo labai drėgnas ir labai šlapias. Dabar šis gabalas yra stipriai sukietėjęs. Konsistencija tikrai dar nėra akmens kietumo. Prieš eksperimentą jisai svėrė 188 gramus. Dabar šis gražuolis sveria 107 gramai. Prarasto vandens kiekis šitoje mėsoje yra 43%. Ir paskutinis, manau, būsiantis lyderių yra kumpio gabalas, kuris, priminsiu, buvo iš pakuotės, kuri buvo pažeista, bet vandens kiekis ten tikrai mūsų manimų buvo viršytas. Eksperimento pradžioje šis gabalas svėrė 201 gramą. Dabar jisai sveria 118. Prarasto vandens kiekis šitame kumpyje yra 41%. Taigi mūsų eksperimento išvada. Skirtingų mėsos gamintojų gaminiai prarado nemažus kiekius vandens. Maždaug trečdalį kainos mėsos gaminyje sudaro vanduo. Tai nėra pats pigiausias vandenėlis. Tai, ką jūs matote, yra kasdieninis reiškinys. Paslaptis tame, kad iš mėsos gabalo išgaravo vanduo, kurį ten laikė karageninas. Išeina, kad pirkdami tokią mėsą jūs sumokate ir už vandenuką. Karageninas oficialiai yra leidžiamas naudoti. Minimaliomis dozėmis jis nėra pavojingas, bet dideli kiekiai gali sukelti alergiją. Jautresnius žmonės išberia ir pykina nuo mažiausio lašelio šio technologinio stebuklo.
Geri orai jau ant nosies, tad kai skubėsite į gamtą kepti dešrelių, žiūrėkite, kad jų sudėtyje nebūtų karagenino E407. Kepant grilyje ar ant laužo dešrelė gali išsipūsti ir suplyšti jos apvalkalas. Tai ženklas, kad dešrelės apvalkalas yra nenatūralus. Jei etiketėje parašyta, kad gaminys yra natūralioje žarnoje, o lupant jį plyšta, tai rodo, kad tai melas. Jos valgyti nerekomenduojame. Jei kepama ar verdama dešrelė sprogo ir sutrūkinėjo kaip balionas, tai reiškia, kad gamintojas į faršą pridėjo karagenino. Kol dešrelė šaltos, karageninas juose puikiai laiko vandenį, bet verdant karageninas suyra ir praranda savo stebuklingasias savybės. Perteklinė drėgmė pasišalina iš dešrelės, ji sumažėja ir praranda savo nepriekaištingą išvaizdą. Įsidėmėkite. Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų mėgstamos dešrelės turi karagenino, pakaitinkite jas vandenyje arba mikrobangų krosnelėje. Jei dešrelė išsipūtė arba susitraukė, reiškia gaminyje yra karagenino. Būkite atsargus, kai kurie žmonės yra alergiški šiam priedui. Dažniausia mirties priežastis mūsų šalyje yra įvairios kraujagyslių ligos, todėl dažnai dietologai nerekomenduoja valgyti dešros. Hipertonija, širdies nepakankamumas, gastritas. Visas šias ligas provokuoja cheminiai priedai farširuojami į dešras. Minimaliomis dozėmis jie yra nekenksmingi, bet jei gamintojas pelno vardan viršijo normas, dešros tampa pavojingos sveikatai. Natrio nitritas, kaip spuogai ant paauglių, yra dėsningai pasikartojanti sudedamoji medžiaga. Šis konservantas ir dažiklis yra žymimas E250. Jis naudojamas dešrų, dešrelių mėsos delikatesų gamyboje. Jo dėka mėsos gaminiai įgauna dailų rožinį atspalvį. Didelės dozės iššaukia apsinuodijimus, o kepant laužo liepsnoje ar grilyje jis kyla į kancerogenines, tai yra vėžį sukeliančias medžiagas. Vykdami iškylauti nepirkite dešrelių ir šašlykų su natrio nitritu. Anksčiau šis chemikalas buvo beskonis, dabar jis tapo sūrus. Tad jei mėsos gaminyje bus per daug natrio nitrito, akivaizdžiai jausis burnoje. Jei nusipirkote dešrą ir ji pasirodė persūdyta, nevalgykite. Galimas daiktas, kad joje yra viršyta natrio nitrito koncentracija. Tai gali būti labai pavojinga. O dabar įdomiausia. Pasibaigus dešrelių galiojimo terminui, gamykloje jos gali būti vėl susmulkintos ir panaudotos naujų dešrelių gamybai. Kuteriai praryja viską, o juose gimsta nauja produkcija. Atsiminkite svarbiausią taisyklę. Aukšta kaina dar negarantuoja kokybės. Pirkdami dešreles, sardeles, dešrą ar delikatesnį gaminį, svarbiausiai atsiminkite. Jei dešrelis ryškiai rožinės spalvos, reiškia, jose daug dažiklių. Įdėmiai perskaitykite sudėtį. Dešroje gali būti kiti mėsos pakaitalai, pavyzdžiui, ląsteliena. Jeigu dešrelė po kepimo išsipūtė ar susitraukė, reiškia produkte daug karagenino. Kai kuriems žmonėms šis priedas iššaukia alergiją. Jeigu dešra jums pasirodė per stipriai sūri, gali būti, kad joje yra viršytas natrio nitrino kiekis. Jeigu ant riekelės dešros išsiskyrė riebalų lašeliai, reiškia ji pagaminta iš senos mėsos. Jeigu perpjovus virtos dešros gabalą matote duobutes ir želatinos lašelius, reiškia produkto sudėtyje yra ne tik raudonos mėsos baltymai, bet ir iš atliekų išgauti baltymai. Laidos pabaigai galime konstatuoti, mėsos dešroje kol kas dar yra. Reikia tik gerai paieškoti. Delfi LT rubrikoje Grynas buvo atlikta internautų apklausa. Ruošdami šią laidą atlikome apklausą. Vieno internetinio portalo lankytojų klausėme, pagal kokius kriterijus renkatės mėsą. Mums į šį klausimą atsakė beveik 5000 žmonių. Pirmoje vietoje yra išvaizda, antroje vietoje yra kaina ir tik trečioje vietoje yra sudėtis. Sulaukėme labai daug komentarų ir vienas netgi komentatorius teisingai pastebi, kad jeigu mes nepirksime mėsos, kuri nėra kokybiška, jos ir nebegamins. Šią savaitę tiek, o kitoje laidoje grįš mūsų šaunusis ekspertas ir padės mums nustatyti dešrelių kokybę. Taip pat artėjančių Velykų proga pakalbėsime apie paukštieną.